Šiandien aš turiu jums vieną klausimą. Kaip jūs galvojat, kodėl yra tiek daug įmonių, kurios gamina unikalius, žiauriai gerus produktus, arba parduoda išskirtinius produktus arba išskirtinės paslaugas, tačiau vis dar merdė arba iš vis užsilenkia? Einam. Aš jums papasakosiu, ką aš apie tai galvoju. Jau ne vieną kartą savo video aš esu minėjęs, kad daugiau negu 20 metų dirbu su įvairiom įmonėm, organizacijom, konsultuoju jas apie pardavimus ir iš savo patirties į šį klausimą galėčiau atsakyti žiauriai paprastai. Didžioji dalis įmonių nedaro normalių pardavimų. Didžioji dalis įmonių visiškai neįdeda pastangų į tam, kad pritraukti papildomus klientus. Ir leiskit, aš jums papasakosiu, kodėl ir pasidalinsiu keletą strategijų, kurias naudoja didelė dalis lietuviškų įmonių ir verslų. Didelė dalis įmonių nenori, arba tiksliau nedrįsta, arba dar tiksliau nesugeba daryti pardavimų dėl vienos paprastos priežasties. Nes pardavimai žiauriai užknisa. Pardavimai yra va šičia. Aš žinokit, visą gyvenimą dirbu pardavėjų. Ne tik mokau įmonės, ne tik mokau žmonės, ne tik padedu įmonėm susidėlioti pardavimo procesus, bet ir pats kiekvieną dieną dirbu pardavimuose. Ir žinokit, nuo pardavimų aš kaifuoju. Esu visiškas pardavimų fanatas. Gyvenu vien tik pardavimais. Galvoju apie komunikaciją, apie dėrybas. Bet taip dažnai galvoju, kad labiausiai, ko aš norėčiau gyvenime, tai nedaryti jokių pardavimų. Nes pardavimai žiauriai užknisa. Pardavimuose visų daugiausia turi įdėti darbo su savim. Niekaip nepavyks parduoti, sumanipuliuoti tavo pašnekovų, jeigu tu neįdėsi daug pastangų ir darbo su savim. Tačiau didelė dalis įmonių, didelė dalis vadovų, didelė dalis specialistų ir didelė dalis pardavėjų visiškai nedaro. Ir didelė dalis lietuviškų įmonių naudoja 3 strategijas, arba dar tiksliau, naudoja 3 esminius pagrindinius pasiteisinimus, kodėl jie nedaro pardavimų. Viena iš dažniausiai pasitaikančių strategijų, su kuria aš susiduriu įmonėse, vadinasi atėjo klientas. Žinot, kiekvieną kartą atvažiavęs į bet kokią įmonę, aš visada užduodu vieną ir tą patį klausimą. Papasakokite man jūsų kliento kelią iki jūsų. Yra tipas įmonių, kurie sako, atėjo klientas. Sakau, pala, atėjo. O kas nutiko iki to, kol jisai atėjo? Ką jūs padarėte? Kaip jūs jį pasikvietėte? Kaip jūs jį prikalbinote? Arba kokias pastangas jūs įdėjote, kad jisai pas jūs ateitų? O jis sako, matot, dažniausiai, čia yra dažniausias atsakymas, mes dirbame jau seniai ir mūsų produktas yra toks geras, kad žmonės tiesiog dalinasi iš lūpų į lūpas. Ir iš tikro, tai yra fantastiška strategija. Iš tikro, jeigu tau nereikia stengtis daryti pardavimų, nereikia stengtis pušinti ir spausti, kad pas tave ateitų klientai, nereikia važinėti, nereikia pardavinėti, nereikia investuoti. Fantastika. Tačiau žinot, po tokio atsakymo aš visada užduodu kitą klausimą. Ar jūs esate patenkinti savo pardavimais? Ir dažniausiai girdžiu atsakymą, galėtų būti ir geriau. Klausimas. O kodėl tada jūs leidžiate jūsų klientui, jūsų potencialiam klientui, jūsų būsimam klientui pačiam nuspręsti, kada jisai pas jūs ateis? Kodėl jūs leidžiate jūsų potencialiam klientui pas jūs neateiti? Čia atsiranda labai dažnai antra strategija, arba antras ypatingai stiprus ir svarbus pasiteisinimas, kuomet didžioji dalis įmonių arba didžioji dalis įmonių vadovų, savininkų man atsako, matot, mes truputėlį kitokia įmonė. Sako, mes esame ekspertai, mes esame specialistai, mes ne pardavėjai. Ir mes labai daug darbo įdedam į tai, kad mūsų produktas būtų kokybiškas. Žiauriai gerai, žiauriai fainai. Bet šitoje vietoje aš visada sugrįžtu dar kartą prie vieno ir to pačio klausimo. Tai ar jūs esate patenkinti savo įmonės pardavimais? Ir atsakymas kaip taisyklė būna tas pats.
Na, žinokit, galėtų būti ir geriau. Sakau, o kodėl tada jūs nedarote daugiau pardavimų? Ir čia atsiranda vienas labai svarbus niuansas. Pardavėjo įvaizdis pas mus Lietuvoje turi pakankamai negatyvų atspalvį. Kiek esu susidūręs su įmonių, kada tu atvažiuoji pas juos ir pirmi žodžiai, kadangi aš esu kažkoks tai pardavimų, nežinau, ekspertas, ekspertas, arba taip esu matomas, arba taip esu pristatomas, arba pats galų gale kažkaip panašiai prisistatau. Ir žinot, dažnai tos įmonės specialistai, projektų vadovai, kurie turėtų būti pardavėjais, mane pamatė, sutikė ir sako, ne, matot, aš tai ne pardavėjas. Nes mūsų galvoje pardavėjas turi stipriai negatyvų įvaizdį dėl keletos dalykų. Visų pirma, kad ir kaip tai skambėtų nesąmoningai ir nelogiškai, mes vis dar turim seną sovietinį palikimą, kuomet pardavėjas, komersantas, buvo turbūt antras po žuliko, antras po bandito, antras po kažkokio tai nusikaltėlio ar aferisto ir būdavo asocijuojamas su negatyviu personažu. Ir žinot, per senas kartas, jauniems žmonėms vis tiek visą tai persiduoda. Kitas dalykas, kiekvienas iš mūsų esam susidūrę su šlykščiais, įkyriais pardavėjais, kurie elgėsi žiauriai netaktiškai, kurie įkyriai mums siūlė, kažką pardavinėjo ir mes patys nenorime būti tokie. Labai dažnai nutinka trečia strategija, būtent iš to, kad mes patys nenorim siūlyti, pardavinėti. Tai trečia strategija, aš tai vadinu bevertę strategiją arba beverčiai pardavimai, kuomet įmonė sako, tai matot, pas mus pati mažiausia kaina. Žiauriai fainai, žiauriai gerai. Bet klausimas, ar jūs esate patenkinti pardavimais? Ir atsakymas dažniausiai būna, pardavimai kaip ir eina, žmonės mėgsta, arba įmonės mėgsta, arba mūsų klientai mėgsta, kad pas mus viskas yra pigu. Tačiau su pigiais produktais, su pigiom paslaugom, su buvimu pigiausių rinkoje, seka kitos pasekmės. Kaip taisyklė įmonėse, kurios reklamuoja, kad turi mažiausią kainą, kad turi pačią geriausią rinkos kainą, būna tokios problemos. Lėšų stygius, kadangi už mažus pinigus pardavęs produktą arba paslaugą, klausimas, ar tu sugebi savo įmonėje išsimokėti visas sąnaudas, padengti visas sąnaudas, išsimokėti visus atlyginimus. Žiauriai dažnai įmonės darbuotojai, kada įmonė parduoda pačius pigiausius produktus, gyvena tam tikram strese, nes vėluoja atlyginimai, arba atlyginimai būna žymiai mažesni negu rinkoje ir žiauriai dažnai tokių įmonių vadovai išlaiko savo kolektyvą tik tai stipriai manipuliuodami, stipriai terrorizuodami arba vienaip ar kitaip psichologiškai spausdami savo darbuotojus. Ir iš tikrųjų aš manau, kad tai yra ydinga strategija. Tam, kad kiekvienoje įmonėje, kiekvienam versle sektųsi ir veikla judėtų į priekį, pardavimai yra pats svarbiausias dalykas, į ką reikia susikoncentruoti. Nes žinot, aš visada visų įmonių vadovams sakau vieną paprastą dalyką, kad bet kokia veikla be pardavimų, be gerų pardavimų gali būti arba hobis, arba problema. Ir jeigu tu neįdėsi laiko, pinigų, dėmesio ir pastangų į savo pardavimus, tai greičiausiai tai bus nei hobis, nei veikla ir verslas, o tik didžiulė problema. Tam, kad veiklos būtų tvarios, tam, kad veiklos būtų užtikrintos, visų pirma, kiekviena įmonė turėtų tapti pardavimo įmonė. Dėl keletos labai svarbių priežasčių. Pirma priežastis, dėl ko tai reiktų padaryti, jie labai gerai atsako tai, ką sakydavo mano senelis. Jeigu tu nori, kad tavo obuolius mėgtų visas kaimas, tu turi duoti jų paragauti kiekvienam kaimynui. Nes jeigu kaimynai nežinos, kad tavo obuoliai yra patys skaniausi, jie niekada nenorės tavo obuolių. Lygiai taip pat yra ir versle. Jeigu tu nori, kad tavo produktus, kad tavo paslaugas potencialūs klientai norėtų, tu turi juos supažindinti, tu turi įdėti pastangų. Kaip dažnai įsivaizduokit, įmonės pradėdamos veiklą investuoja labai daug pinigų į produktą. Paimkim pavyzdžiui gamybinę įmonę, investuoja daugybę pinigų į įrangą, investuoja daugybę pinigų į patalpas, investuoja pinigus į darbuotojus, į atlyginimus. Ir tada klausimas, kiek pinigų investuoja į pardavimus.
Na, turim įsitikinimą, labai dažnai pasitaikantį, kad jeigu produktas geras, klientai pirks. Deja, gyvenam tokiu laiku, kai konkurencija yra milžiniška, informacijos klaida yra milžiniška ir laimi būtent tas, kuris sugeba pasiekti klientą. Labai geras pavyzdys yra Hollywoodo filmai. Labai dažnai pačiuose geriausiuose Hollywoodo filmuose pusė biudžeto atitenka filmo kūrimui. Aktorių atlyginimams, o ne personalo atlyginimams, efektams, lokacijai. O kita pusė biudžeto atitenka reklamai, marketingui ir pardavimams. Kodėl, jeigu tu investavai tiek pinigų į savo veiklą, į savo produktą ir į savo paslaugą, tu negali lygiai tiek pat investuoti, kad tas produktas pasiektų tavo klientus. Antras dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, norint, kad veikla būtų tvari, tai yra tai, kad pardavimai su verte visuomet yra lengvesni pardavimai. Kalbant apie tą strategiją, kuomet įmonės parduoda pačius pigiausius produktus, tai yra tik tais todėl, kad produktai neturi jokios kitos pridėtinės vertės. Ir įmonės, nesusipažinusios su klientų poreikiais, neišanalizavusios jų, labai dažnai nesugeba rasti tą pridėtinę vertę. Ir būna atveju, kai tos pridėtinės vertės, kaip ir tokios, akivaizdžios, nėra taip paprasta sukurti. Ir reiškia klausimas, o kaip tada kurti vertę, o kaip ją daryti? Paprastas dalykas, Kuomet yra vertė, pardavėjams parduoti yra lengviau. Kuomet yra vertė, atsiranda labai stipri ir aiški argumentacija. Tada gali siūsti pardavėjus ir pats važiuoti kaip įmonės vadovas, pardavinėti užtikrintai, kad tu gelbėjai pasaulį. O ką daryti, kada nėra aiškios ir stipriai išskiriamos vertės? Žinot, labai geras pavyzdys yra logistika. Aš atsimenu, su vienu potencialiu klientu turėjau susitikimą, kuomet jisai pasakojo, sako, logistikos transportavimo biznis tai yra problemų biznis. Aš žinau, kad kiekvienas, kuris man skambina ir nori parduoti savo paslaugas, anksčiau ar vėliau apsikakos. Anksčiau ar vėliau susifakapins ir padarys kažkokią fucking nesąmonę. Sako, todėl kiekvienam, kuris sugeba iki manęs prieiti, sako, aš duodu padaryti bent po 10 vežimų. Bent po 10 transportavimo paslaugų atlikti man. Ir žinai, sako, didžiausia problema, kur yra transportavimo biznėje, tai yra, kad anksčiau ar vėliau kažkas nutiks. Ir problema yra ne tame, kad kažkas nutiks, bet didžiausia problema yra tame, kad vadybininkai, kurie dirba su klientais, atsitikus problemai, žiauriai dažnai slepiasi į krūmus, slepiasi po lapais, nekelia ragelio, problemų nesprendžia ir tikisi, kad kažkaip tai praslys. Ir sako, aš visada stebiu, kaip jie reaguoja iškilus problemai. Ir čia yra geras pavyzdys, kad papildoma vertė gali atsirasti ne pačioj paslaugoje, ne ją pristatant, ne ją įpakuojant, bet iš to, kaip tu susitvarkai, paskui suteikęs paslaugą, pardavęs produktą, klientų aptarnavimas, yra daugybė įvairių variantų. Ir esminis momentas. Jeigu tu esi įmonės vadovas, jeigu tu esi verslininkas, jeigu nori pradėti verslą, daugiausia laiko ir dėmesio ir pinigų tu turi investuoti, kad taptum pardavėju. Nes tik tais taip, greičiausiai tu gali sužinoti savo klientų poreikius. Greičiausiai gali sužinoti, kaip į tai reaguoja rinka, nes išėjęs ir būdamas tarp klientų, su jais bendraudamas, tu gauni tiek daug feedbacko, tiek daug informacijos, su kuria tu gali labai greitai, optimaliai pakeisti, adaptuoti savo produktą arba paslaugą. Todėl, kalbant apie pardavimus, kalbant apie veiklas, kalbant apie įvairias įmonės, tiems, kurie norite pradėti veiklą, tie, kurie turite veiklas, tie, kurie merdite, kurie užstrigote, kurie pavargote. Aš turiu tik tais vieną žinutę. Darykite fucking pardavimus. Nebijokite. Visiems iš pradžių būna skauda, bet paskui priprasit ir pamatysite, kaip jums pradės gautis. O jums visiems dėkoju už dėmesį ir mes susitiksime greitai.